Ok, tai sakykime, kad jūs nusprendėte naudoti CodeBlocks programą ir kompiliatorių tą GNU. Tai kaip kurti projektą per CodeBlocksą? Tai spaudžiam čia per centrą Create a New Project arba File New ir Project. Iš čia jums reikia pasirinkti Console Applications, spaudžiam Go, Next, C++, nes šiuose pamokose programuosi C++, Next, ir tuomet pasirinkat, kur jūs norite saugot projektą, tai tarkim ant desktopo, ir tada projekto pavadinimą kažkokį, tai pavyzdžiui pamoka. Jis visus kitus du laukus pats užpildys ir Next, ir būtinai įsitikinam, kad čia būtų jo kompiliatorius, nebent jūs norit kažką naudoti kito ir suprantat, kas tai yra ir tikrai galit pasirinkti. Bet jeigu pradedantys, tiesiog rinkitės tai, varnelės abidvi pažymėtos ir finish. Tuomet, kur jūs viską dės, tai čia va prie pamokas, sources spaudžiam 2 kartus, tada main app ir štai yra jūsų pirmoji programa. Kaip dabar tą programą paleisti ir kompiliuoti, tai yra 2 dalykai, ką reiktų žinoti. Tai yra kompiliavimas, tai galima su build tai padaryti, buildinam. Jisai pažiūrės kodą, ar viskas tvarkojas, kurs exe failą ir išves kažką, pavyzdžiui, kad successful. Jeigu norit tą jau sukompiliuotą kodą paleisti, pažiūrėti, tai spaudžiam tą žalią rodiklę, tada mano antivirusinė prasiaučia ir išveda Hello World, nes čia parašyta Hello World. Jeigu norite šiuos 2 veiksmus atlikti vienu kartu, vienu paspaudimu, tai tam yra 3 mygtukas, kuris sukompiliuoja ir paleidžia naują kodą. Tai jeigu ką nors keičiat kodę, jums būtinai reikia per naują vis prabuildint ir paleist, nes jeigu tiesiog paleisit, tai jisai paleis seną kodą, nors aš čia parašiau kažką naujo. Tai arba build ir tada run, arba vienu metu build ir run. Ir tada pasikeistas kodas atsiranda čia. Tai štai tiek. Jeigu prireiks, ten vėliau pamokose tikriausiai parodysiu, kaip susikurti daugiau failų, bet kol kas viską rašysit į vieną failą. Ir viskam reikės naują projektą kurtis kiekvienai atskirai programai.